Sveiki, brangiai, kaip jums sekasi, šiandieną yra sekmadienis. Aš jums norėčiau parodyti, kokį gėrimą gaminu, verdu, kuomet noriu gal, kad pasitaisytų organizmas, plus vyras truputėlį sloguoja, taip pat vaikas. Na ir susideda tik tais iš imbiero, angliškai ginger, taip pat citrinos, na ir medaus. Na ir po to viską sudedate į šį puodą, užpilate verdančių vandeniu, taip pat įdedate medaus, jeigu norite, o jeigu ne, tai taip. Viską turiu ir dedu, na ir užpilu verdančių vandeniu. Labas rytas, šeimyna, šiandieną yra pirmadienis, mes keliaujame į darželį. Ką mes darysime? Šiandieną yra tokia diena, Simonas laukia. Šiandieną yra tokia diena, kad vaikas į darželį, o mes apsipirkinėti maisto. Na ir taip pat aš pamaitinsiu benamių šunis. Close the door. Mano šuniukai. Hi! Coming back. Sadik. Hi, mate. Šis šuo anksčiau nepasikeldavo, o dabar jau. Mes einame į imigraciją, kadangi nori paimti nuotrauką, kadangi reikia vizos, ką be vizos negyvensi. Vyras jau vizą turi, o aš dar jos neturiu. Dabar jau paimu tašę, paimu save, vyras, mašina, visi keliaujame. Mašina. Nuėjome į imigraciją labai greitai, nes Simonas sumokėjo 500 šių pinigų, kad būtų be eilės. Tai man tas labai patiko. Kodėl? Nes nereikėjo visą dieną laukti, na ir eilėse sėdėti. Tai dabar galėsime važiuoti į prekybos centrą, nupirkti maisto, viską suruošti, supakuoti. 125 baht. Together with apple. 125. Žinau, kad negalima bus filmuoti šiame prekybos centre, kuris vadinasi Makro. Labai pigus maistas, kadangi jį pardavinėja, taip pasakius, griežtai urmu. Na va, šis prekybos centras vadinasi Makro. Jeigu gyvenate Tailande, Patajoje, būtinai apsilankykite, kadangi viskas yra labai pigu ir galite rasti labai daug, ne tik maisto. Na va, mes grįžome namo, dabar ties yra be 5:04, reikia išvažiuoti 4:30. Tai klausykite, aš labai greitai griebiu, išsipakuoju, na ir po to pakuodama rodau, ką pirkau. Žinoma, kiekvieną savaitę yra kitokie pirkiniai. Šią savaitę brangiau kainavo, kadangi pirkome tokių, kurie bus visą mėnesį, ne tik kad savaitį, pavyzdžiui, plovimo dalykai, ne? Nu, gerai, nėra per daug ką kalbėti, aš kuomet pakuosiuosi, kada viską dėsiu, aš su jumis pasikalbėsiu. Kas susijęs su vaisiais ir daržovėmis ir aplamai maistu,
bandome kuo daugiau pirkti šviežių produktų. Žinoma, būna viskų, kartais ir pastos perki, ir vienu, ir kitu, ir trečiu. Aš nieko nesakau, bet bandau kuo daugiau pati viską virti, visas sriubas, taip pat visas tušonkės, kad nedėčiau jokių papildų, o viską pati pagaminčiau. Taip pat aš nupirkau indelius šunims, kurie yra popieriniai, o ne plastikiniai. Mes turime nemažai plastikinių, kaip tų plastiko maišelių, kuomet tai neapsipirkinėt, bet dabar paskutiniu metu mes nusipirkome tokius jau, matote, atsiprašau, su kuo jums rodau, nusipirkome stiprius tokius maišus, tai jie nėra plastikiniai, tai ne vienam kartui ir mes visuomet juos bandome neštis kartu su savimi, tai jeigu kažką perkame, vietoj to, kad plastiką naudoti, mes naudojame va tokius va. Aš labai mėgstu obuolius. Obuoliai man yra patys skaniausi. Tailande jie truputėlį brangoki, palyginus su kitom šalim, kadangi, žinoma, tai yra importuoti. Tai aš mėgstu Pink Lady obuolius. Kas susijęs su daržovėmis, man kopūstas yra pats skaniausias. Taip pat turime pumpkinų nusipirkę. Citrinas. Labai mėgstu daryti citriną su vandeniu, su karštu vandeniu, taip pat su imbrientu. Kiaušiniai. Darau kiaušinius indeliuose su sūriu, su kiaušiniu kartu su mėsa. Man atrodo, prieš tai jūs esate matę, labai patinka Ryanui. Taip pat druska. Dvigubai mažesnis kainavo lygiai tiek pat, vos ne, kiek šitas didelis druskos indas. Jūs įsivaizduojate, tai visuomet pasižiūrėkite kainas, nesvarbu, kur gyvenate, kas susijęs su kiekiu, labai dažnai labai didelis ir labai mažas kiekis druskos arba cukraus kainuoja vos ne vienodai, nežinau kodėl, labai įdomiai. Aš pastebėjau ne tik tais Tailande, bet ir Hongkonge, kuomet buvome. Taip pat turime mėsos nusipirkę, taip pat avokado. Na ir aš esu nupirkusi šios mėsos pedigree šuniukams, kuriuos prižiūriu. Tai jie nėra mano šuniukai, jie yra, benamiai. Tai aš jiem gaminu su ryžiais, šios mėsos įdedu. Taip pat nupirkau šviežios mėsos, išvirsiu. Na ir viską sumaišau kartu su ryžiais, dar kokią morką įmetu. Ir žinokite, gerą savaitę ėda. 2 ryte ir vakare plus vandens nunešu. Tai 3 šunys valgau. Viena jau šuniukas jau buvo beveik mirštantis, nepasikėlė, galva buvo praskelta. Aš vis neždavau maisto jam, nešiau, na ir žiūrim, kad jau jisai pas mane lekia dabar laimingas. O čia Barkliui ir Glorijai, va jiem patinka šis. Ja, tai jau tokie jau blatni mano šunys, matote. Tai aš taip pat maišau Barkliui ir Glorijai su saldžiom bulvėm, truputėlį morkom viską sutrinu. Turime sūrio gabalėliais tokiais. Turime paprikos nusipirkę. Taip pat turime šios raudonieji pipirai, kaip paprika pipirai. Pastos Ryanui. Ryanas labai mėgsta kartu su truputėliu sūriu ir su margarinu. Oreganos Simonas nusipirkęs. Kiumino. Mėsos benamiams. Taip pat vištienos savo. Krosantų Ryanui labai patinka ryte. Taip pat nupirkau grietinės paprastos. Jam labai patinka grietinė, kuri yra saldi. Tai aš įpilu truputėlį medaus ir suplaku kartu su plaktuvu ir įdedu taip pat mangų. Tai tokie kaip šalti ledai jam gaunasi. Skysti ir jam labai patinka. Koliflavo matote. Taip pat tokių makaronų, mėlynių, špinatų, bulvių, brokolio, tiumerikas, taip pat braškių, vištienos gabaliukų, šiukšliai maišai, vanduo, pienas, margarinas. Na, o čia mes esame nusipirkę iš turgaus. Ne tai, kad turgus, bet pardavinėjau ant gatvės. Moteris tokia, matėte, aš pirkau. Na ir taip pat nusipirkome valymų produktus, kurie yra labai dideli, man atrodo 3 litrai kiekviename. Tai nuvalyti langam, voniai, tualetui, grindims. Taip pat noriu parodyti, mes visuomet turime vieną indą, į kurį dedame atliekas. Jeigu kažko nesuvalgome
Ir po to duodame šunims, kurie yra benamiai. Anksčiau tai kažkaip mesdavom ir galvodavom, ai, gal negerai mūsų šunim, nežinau, kodėl taip galvodavau. Gal per daug prisiskaičiau, nes žmonės sakytų, ai, neduok to maisto 2, 3. Na, žinoma, aš maisto, kuris yra svogūnai, česnakai, žinoma, neduosiu netgi ir benamiam ir taip pat neduosiu vištienos kaulų, kad nepaspringtų. Bet kas susiję, gal bulvės, kažkas tokiu 2, 3, kur mūsų šunys nevalgo, aš visuomet duodu benamiams. Ir aš pastebėjau tikrai daug meilės iš jų. Žinau, kad yra pavojinga taip pat, nes pradėjau sekti daugiau ir laukia to maisto. Ir žinoma, jeigu jo neturi, tai tuomet tikriausiai ir pultų. Bet man matymas to šunio, kuris yra jau atsigavęs ir pradėjo sveikti tikrai ir bėga pas mane ir laimingas uodega jau maskatuoja. Benamiam šunim 1, 2 plus vandens. Ai, gerai, kad prisiminiau, va. Kalbėdama ir prisiminiau. Šis indas bus vandeniui. Išploviau, kur maistas buvo prieš tai ir viskas. Keliaujame. Davai, pradedam. My side is okay. Aš žiūriu, kad nenutrenktų niekas niekur, nes kaimynai, matot, kokią didelę mašiną turi taip pat. O tenais irgi kaimynai yra tai. Kartais išvažiuoja nežiūrėdami. Na va, grįžo sūnus iš darželio. Na, o dabar va. Valgysime mango ir vynuogės. Almost. Mes užvalgėme vaisių. Aš dabar greitai apsitvarkau, išsiplaunu indus, nes šiandieną visą dieną praleidome aš dirbdama kompiuteriu, po to išvažiavome dėl vizos, na ir apsipirkome, matėte. Nuvažiavome pasiimti sūnų, grįžome, jisai jau buvo pavalgęs darželėje, bet dabar užvalgėm vaisių, na ir po to pastos pavalgys prieš eidant gult. Ne prieš patį miegą, pusvalandis, valandą prieš. Simonas žaidžia su Ryanu krepšinį, o aš sakiau jam, kad 6 valandą, jeigu gali išvesti šunis, nes šiaip tai veda 5:30, bet sakau, tu išvesk šunis 6 vakaro, tai aš susitvarkysiu iki 6, na ir po to galėsiu savo pati laiko leisti, nes šiandieną noriu taip generalinę tvarką daryti pas savo vonioje ir tualete, nes man patinka, kada aš kiekvieną dieną jį pavalau, bet man patinka 1 kartą per savaitę taip griežtai viską imti. Jūs tikriausiai žinot, aš esu tvarkdarė, kurie pirmą kartą mano kanale, sveiki, mano vardas Renata ir aš esu iš Lietuvos, gyvenu Tailande su vyru, kuris yra anglas, o sūnus yra iš Hongkongo, aš norėjau sakyti, iš Kinijos, iš Hongkongo. Gerai, tada pakalbėsime. Iki. Šepetėliai taip pat išplauti, viskas išdezinfekuota, tai mano kosmetiniai kojinės. Tai va, mano kosmetika čia, kiekvieną rytą aš ją pasiimu ir nešuosi ant stalo, kuris valgomasis stalas, kadangi dienų šviesa yra labai gera tenais. Na va, ir visas įvykis, visas veiksmas vyksta pačioje. Taip pat aš kiekvieną dieną šlifuoju savo kūną, nežinau ar tai žinojote ar ne, aš darausi nuo celiulito, čia, tokias kaip procedūras ir aš pasidariau nuotraukas prieš ir po to po 30 dienų darysiu po. Tai pasižiūrėsite, ar jums patiks ar ne. Aš mėgstu tokias prieš ir po nuotraukas darytis, man patinka tokios transformacijos. Vau, aš. Vaikelį pas mane yra namuose. Pas mane lizard, taip vadinasi, man atrodo lietuviškai, ne? Aš jums noriu parodyti Ryano pusryčius. Mango, sūrio, riešutų, na ir riešutų sviestas kartu su krosanu. Jam labai patinka. Taip pat aš padarysiu jam tokį kaip ir tirštąjį gėrimą kartu su jogurtu, truputėlį medaus ir įdėsiu mėlynių. Tai va. Jeigu nesuvalgau visko ryte, tada aš jam duodu, kada grįžta. Niekuomet nemėtau, arba aš suvalgau, arba vyras, arba vaikas vakare.